Tarybos sprendimų siūloma sudaryti Lazdijų rajono savivaldybės mero fondą. Antrų punktų siūloma patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės mero fondo naudojimo tvarkos aprašą. Iš tiesų, tai nuo 2000 metų iki šių metų dabartinio posėdžio niekada nebuvo iškilęs toks klausimas dėl mero fondo. Aš vis tik tai galvoju, kad tai yra pakanka to procentėlio, kuris yra numatytas mūsų biudžete. Ir šiandien dienai, kada yra tokia situacija, Lietuvoje yra sunkiai, kada trūksta pinigėlių visur ir šiandieną ir vakar kalbėjo premjeras, kad vis tik tai reikėtų visur mažinti, taupyti, o šiandieną mes taryboje sukrėmė tokį fondą, pagal kurį meras lygtai neturėtų nusipirkti grašio gėlėm ar ten nusipirkti, sakykime, pagal tvarką ten kažkur tai panašiai, jeigu iki šios dienos pakako to procento iš bendro biudžeto, kur buvo numatytas, tai šiandieną aš mąstau, kad šiandien toks fondas yra visiškai neaktualu ir kai buvo kažkada tai rašyta žvaigždėje, kad tai buvo Tamaro metu, šiandien mes, sakykime, einame gal ir prie to. Nutarėme, kad šis fondas galbūt jis būtų leistinas gerais valstybės klestėjimus ir savivaldybės klestėjimo laikais, tačiau šiai dienai dėl jo būtinumo tikrai mes esam ryžtingai nusiteikę balsuoti prieš. Jūs kaip pamatėt dalį fondo nuostatų, tai siūlau skaityti į galą. 3 punktai išlaidos susijusios su dalyvavimu švietimo, kultūros, globos, mokymo, sveikatos priežiūros įstaigos ir labdaros kultūros skirtose visuomeniniuose renginiuose. Taip pat išlaidos skirtos asmenims patyrusiems sužalojimus stichinių nelaimių metu remti. Aš galvoju, tai būtent tas fondas bus pagrindinai naudojamas tokiems tikslams. Daugiau nematau. Klausimčių siūlau balsuoti, kas už tai, prašau balsuoti. Kas prieš? Kas prieš? 5. Susilaikė 18 balsavus už, 5 balsavus prieš, 1 susilaikius, sprendimas priimtas.